Susitikimai su Jėzu keičiantis žmogaus gyvenimą. Apie vieną norėčiau Jums papasakoti. Tai yra raupsuotasis. Jo istoriją mes randame Mato Evangelijoje 8 skyriuje, 2-3 eilutės. Ir štai priėjo raupsuotasis ir pagarbinęs jį sakė: Viešpatie, jei nori, tu gali mane padaryti švarų. Jėzus ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: Noriu, būk švarus. Ir tuojau raupsai išnyko. Raupai tuo metu buvo nepagydoma liga. Jeigu žmogus būdavo užsikrėtęs, turėdavo išeiti iš miesto ir gyventi atskirai nuo visų likusių. Taip žmogus būdavo atskiriamas nuo savo šeimos, nuo visos visuomenės. Tais laikais nebuvo išrasta vaistų, kuriais raupai būtų galėję būti pagydomi. Ir šita liga skaitoma buvo nepagydoma. Ir joks žmogus nenorėjo prisiliesti prie raupsuotų žmogaus, kad jisai pats netaptų raupsuotasis. Tokie žmonės buvo atskirti nuo visų ir pasmerkti mirčiai. Jėzus ištiesė ranką, paliečia raupsuotąjį žmogų. Tarė: Noriu, būk švarus. Raupai iš karto dingo ir žmogus tapo švarus. Štai koks yra galingas mūsų viešpats. Sirgti tokia baisia raupų liga nenorėtų nei vienas iš mūsų. Bet mes visi sergame dvasinę raupų ligą, kuri vadinasi nuodėmė. Mūsų nuodėmės yra kaip raupai. Mes esame be galo sergantis, pražuvę ir be vilties. Žmogus neturi jokio kito kelio išsigelbėti, neturi kaip apsivalyti nuo savo dvasinių raupų. Tik tai vienas Jėzus gali prisiliesti prie tavęs ir išgydyti tave. Įsileisk Jėzų į savo širdį ir jisai apvalys tave. Surask Jėzų.